Продай мне свой смех. Мой что? Твой смех, Тим. Тебе все равно не до смеха, продай его мне. Это невозможно. Попробуй. Продай мне смех, и будешь выигрывать любое пари, которое заключишь. Вот. Я подписал. Теперь ты. Красные чернила. Как в школе. Прекрасно, Тим. А теперь иди и поставь на марципана. Sakoma, gerais norais grįstas kelias. Sakoma, gerais norais grįstas kelias. Į kur? Teisingai, į pragarą. Arba apie tai, kaip atskirti, kai jums čiešina. Dabar jums pateiksiu ne logikos pamokėlę, o apie tai, kaip aš pats naudojusi tą elementariąją logiką. Tai vat, kai aš girdžiu, kad kas nors, kam nors kalba apie kokias tai privilegijas, būtent kam nors, kokiai tai daliai, kažkokio tai darinio, tarkim, visuomeniai, bandomeniai, kad vat, tai daliai bandomenės bus sutikta. Tokia privilegija, kitai ten kitokia privilegija, o visi kiti, kurie neturi tų privilegijų, kaip ir lieka be tų privilegijų. Tai jeigu privilegiją prilyginsim kokiai nors teisei, kaip Zigmukas kalba, pasiklausykit, ką iš čia peza. Dėl šitos referendumo iniciatyvos, dėl privilegijos Lietuvos piliečiam nemokėti nekilnojamo turto mokesčių, tai yra mūsų bendras reikalas. Ar leisimės, kad mūsų nekilnojamąjį turtą atimtų ar neleisim? Ar galime mes tokią privilegiją turėti, ar negalim? Viską gerai girdėta, ne? Supratot? Tai vat kaip Zigmukas sako, tai vat, suteikim privilegiją įstatymiškai. Įstatymiškai. Pamiršdamas, sakykim, kad yra tokia prigimtinė teisė, kurią kiekvienas čia gimdamas, berniukas, mergaitė, kurie tampa ten vyrais, moterimis, nuo pat gimimo momento ant šitos vieto, kaip pasakau, tai nesvarbu, valus jisai ar plokščias, iš karto gimsta su visomis prigimtinėmis teisėmis, a priori, čia aksioma, to net ginčyti neverta. Gimė ir turi visas prigimtinės teisės. Teisė į gyvybę ten, teisė kvepuoti, teisė gerti, teisė į šilumą, į saugumą. Tai vat, teisė į saugumą sudaro tokie keli aspektai, kad vat, jaustis saugiai gyvybės išsaugojimo atveju ir saugumo jausmą ir vat, gyvybei palaikyti sudaro tokia sudėtinė dalis, kaip turėti savo būstą ten. Namą, butą, nesvarbu kažką, berlogą kokią nors, šalašą, palapinę. Tai vat prie to saugumo jaustis saugiai ir saugot savo gyvybę nuo kokių priešų ten, jeigu Afrikoje gyveni nuo plėšrūnų kokių nors ten, arba šiaurėje tai nuo šalčio apsisaugot ką. Vat yra nuosavo būsto turėjimas. Tai yra prigimtinė teisė. Ir tą prigimtinę teisę paverst kažkokią tai įstatymų suteikimą. Privilegija, Zigmai, tu čia perlenkiai lasdą žiauriai. Tai va taip išeina pagal Zigmą, kad tiems, kam siūloma yra, va, ta visa bandomenė, kam siūloma, tai ta bandomenė yra beteisiai, bebalsiai, neveiksnus, vergai atidavę savo balsą. O tokiems visokiems Zigmukams anksčiau, jis buvo ten tarybai kažkokiu ten deputatas, anksčiau buvo paskui Seimo narys. Perleidavo tokiems piemenims savo pasirinkimo teisę, kurie sprendžia už tuos bebalsius visus neveiksnius, baranus, kaip sako. Toks Zigmukas sako tai bandomeniai, jūs nuo nulinio atskaitos taško, kai tik atsirado ant šio pasaulio, jūs neturit jokių teisių, jūs reikia užsitarnauti, kaip privilegija, suprantat. O tokie, kai Zigmukas suteikinės privilegijas, jūs turėsite privilegiją, suprantat, kaip sakot, privilegija kvepuoti ir nemokėti už orą, privilegija atsigerti ir nemokėti už vandenį, privilegija nusišikti ir nemokėti už
lauko ten ar vidaus tualetus kokius nors. Daug tų privilegijų tokių. A kas tas Zigmukas toks yra, ką jis, Dievas viešpats koks nors sutvėrėjęs, kad jis va prigimtinės teisės dalykus dalins va čia jums kaip privilegijas kokią. Tai va žinokit, kai gauna tokius pasiūlymus, tai jumis laiko vergais, beteisiais, neturinčiais jokių privilegijų. Nu, kaip sakau, prilyginama teisė privilegija ir čia jums dalins kaip fantikus kažkokie, pliuškės kažkokie. Tai pagalvokit, ką va tokie va Zigmukai užuoliuodami savo, ne va tai protingose kalbose, tokie protinga feiso išvaizda iš Seimo ten tos konferencijų salės, va, signataro konferencija pasivadė taip rimtais feisais jums dėsto tokius dalykus, privilegijuoti. Tai va privilegijas galite nusipirkti tie, kas neturit privilegijų, o visi laisvi vyrai ir žmonės, nafik jiems tos privilegijos reikalingas, nes kaip sakiau, jie nuo pat gimimo momento, va čia dūšių to atėjimo į tos vakūnus momentą, jie atėjo čia iškart su visomis prigimtinėmis teisėmis ir jokios privilegijos jiems nereikalingos. Jie tiesiog turi visas absoliučiai čia teisės. Vienintelis dalykas, ko nereikėtų pamiršti, yra gyvenk taip ir elkis taip su kitais, kaip norėtum, kad kiti su tavimi elgtųsi. Taip pat nesišvaistykit privilegijų. Ne, man tai jokių privilegijų nereikia. Tiesiog gyvenu ir tiek. Tai tam vakarui tiek. Когда умирает Папа Римский, все начинается с древнего ритуала. Камерленго трижды касается его лба серебряным молоточком и называет имя «Святой Отец, ты спишь?». Если ответа нет, смерть официально подтверждена. С Папы снимают кольцо рыбака, символ его власти. Его разрушают, чтобы никто не подделал документы от имени умершего понтифика. В этот момент Ватикан словно замирает. Блокируются банковские счета, пломбируются сейфы. Апостольский дворец опечатывается, снимается папский герб, поднимается флаг траура. Камерленго становится временным главой, но не может менять законы и принимать решения от имени папы. Пока мир еще ничего не знает, внутри стен уже начался седе ваканте, период без папы. В ближайшие дни кардиналы со всего мира съезжаются в Ватикан. В Сикстинской капелле они будут изолированы от внешнего мира. Это и есть конклав, древнейший выборный процесс на Земле. Каждый день тайное голосование. Если единства нет, бюллетени сжигают с добавкой, дающей черный дым. Это знак, папа не выбран. Лишь когда один кандидат набирает 2/3 голосов, из трубы поднимается белый дым. Весь мир замирает. Папа избран. Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Kepenis, dar ten kažkokių, kai kurie ten, žinai, 80 metų Seimo nariai ten sulaukė, kiti ten tokie tūzai, kur yra tas Navickis, Anetas, ten vapšė, kada nežinau, ten jis trombas, kumščio dydžio turėtų jau kokią dieną, žinai, į širdį ten pataikė. Vat esminis dalykas, jie tai nugyvens tą savo dar lygusi trumpą tą galiuką gyvenimą. Bet man tai ir mano vaikam dar, visam šitam balagane, kokį jie tai va, aš kaip nešdamas savo atsakomybę, asmeninę, tą savo vaikų ateitį, kad pasakyti, žiūrėk vaikelį, nu aš žinau tą dalyką, aš nuėjau ten, tą pašnekėjau, aš darau video, turiu savo YouTube kanalą, darau, šviečiu žmonės, bet žmonės, kaip sakant, nu labai mažai reaguoja. Bet kai biškiai atreaguoja, va taip, kad sakau, nueikit dokumentus pasiimti atitinkamus, tai aš pamatau po 2 dienų, kaip Šimonytei pradeda mušinėti saugiklius ir Ana pradeda klikauti visą gerklę, sako, ką man daryti su tais vaikams, kad paštininkas nebegali net paskiepyti tėvų. Suprantat? Prašymai visi žmonės, kur rašo, iš kur jie yra atvykę ir kur gimimo vieta, mes neturim net tos valstybės, už kurią čia bando dar kovoti, ar Kepenis, ar dar kažkas. Patikslink kokiam prašymui. Va čia, asmens tapatybės kortelė arba pasui gauti, ne? Va čia va yra 6 punkte, nueikit, duoda prašymą.
Bet yra parašyta Akmenės rajonas, rajono savivaldybė Naujoji Akmenė, o valstybė? A kokia valstybė? Kad turėtų kažkur lėšas. Ne. Gal automatiškai Lietuvos Automatiškai aš jau esu pasakęs apie žodį automatiškai. Automatiškai žinai, kas įvyko? Sustato prie sienos po 10. Ir sušaudo. Čia vyksta automatiškai. Lietuvos Respublikos pilietybę, aš kai pradėjau praeitais metais užklausiau Vidaus reikalų ministerijos ir visų institucijų užklausiau. Bet ko, archyvo, visko. Pasirodo, kad Lietuvos Respublikos pilietybę, duosiu tik užuominą, aš įgijau pilietybės įstatymų 2001 metų, pilietybės įstatymo pagrindų 12 punktų 1 straipsnio, kai vienas iš tėvų įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę. A jeigu jūs nueitumėt, paklaustumėt va tokį įdomų dalyką kaip pasižadėjimas, ne? Čia nonsensas yra. Čia nonsensas. Bet čia jau, kai sakant, va, kitas reikaliukas. Biškai atsiprašysiu. Jo. Yra tokie dalykai, kad kiekvienas žmogus pasižadėjimus tokius rašė. Vienintelis dokumentas, aš sakau, aš turiu labai daug tarptautinių dokumentų prisispausdinęs, o pavyzdžiui, nuėjau netgi į Zaksą, į civilinės metrikacijos skyrių, pasiėmiau gimimo akto įrašo kopiją originalą. Ta prasme, originalo kopija. Ir tam parodyta, kad gimiau vis tik LTSR, jokioj Lietuvos Respublikoje. A Lietuvos Respublika yra registruota Vašingtone. Suprantat? Kaip korporacija. Jau žiūrėkite, problemos dėl tos registracijos, kokie būtent konkrečiai negauta pilietybė. Mes neturim valstybės. Tas tvarkoj. Mes dirbam, čia ir ta pagrindinė problema. Mano asmeninė problema yra kiekviena yra prigeneruotas. Tik laiko klausimas, kada žmogus nueis prasitestuos ir prisijims, to net nesuvokdamas. Nes aš, pavyzdžiui, niekada gyvenime asmens kodo, kai sakant, neprašiau. Aš atėjau su labą dieną, noriu pasų, davė kažkokią tai firmą. Aš atsiverčiau civilinį kodeksą, ten civiliniam kodeksui pirmoji knygoje, pirmoji daly parašyta vienas kažkas panašaus. Apie tai, kad kai žmogus dingsta, turto savininkas kai dingsta, teisėtas turto savininkas dingsta, tai yra pilietis, ne? Pradingsta jūroje be žinios. Atsiranda kažkoks tai paskiriamas laikinas turto administratorius. Va tau pasas ir yra paskiriamas. Firma, Petra kompanija užregistruota Amerikoje per 756 kodą. Mes kiekvieną mokestį per pasą tenais užregistruojam viską pas Amerikoną, pas tą Rothschildą, ar ten Rockefellerį, ar pas dar ten kažkokį, pas bankininką storą, katras jau ir taip tenais visus pinigus turi. Va ten, va tokiam gyvenam. Taip, kad sučipuos, tai šičia jo. Tiktais laiko gražiai būčiau meniškai padaręs, būtų žmonės tai sakė, o čia tai geras, konkretus pačiožės menininkas gyvena. Bet aš buvau priverstas parduoti sklypą, faktiškai už savikainą. Aš sakau, buvau 20-30 tūkstančių eurų sukišęs vieni pamatus į ten tą, nes aš savo namą stačiau. Bet man reikėjo ant tiek greitai parduoti, nes aš supratau, kad čia tuoj vieną dieną man ateis antstolis ir pasakys, turto areštas, viskas. Ir aš sklypą nebeparduosiu. Ir aš gavau parduoti sklypą, dabar yra ko gero uždėtas, dar po kol kas nesidomėjau, nes aš pradėjau tos pilietybės visus reikalus gilintis, ne? Iš kokios aš valstybės esu atvykęs 91. Teleportavęsis tipo su tėvais 91 ir 2002 metais, kokią pilietybę man ten suteikė. Aš niekada kaip Tarybų sąjungos pilietybę turėjęs, ne, žmogus, nes aš esu 85 metų gimimo. Aš niekada pagal pilietybės įstatymą priesaikos Lietuvos Respublikai nesu davęs. Aš pasirašiau tik tais pasižadėjimą. Skolos raštelį. Aš tos konstitucijos iki 18 metų nei vieno sakinio, nei vieno žodžio net nežinau. Aš net nežinau, kokios spalvos, kaip ten atrodo iš viso. Ir aš parašą uždėjau, ir jie sako dabar įstatymo tu laikysies nuo to momento. Labai įdomu tokių dalykų yra. Ir man įdomu, kada visą tas satanistinis šūdas baigsis. Aš noriu padėti. Noriu, kad ir man biškį padėtų. Nesakau, advokatą, aš galiu Mozerį kreiptis į Mozerį. Jis man siūlė tais praeitais metais, 19 metais, sako, aš tau padėsiu, dedai. Bet aš buvau ant tiek tokios panikos, ta prasme, kad man tai baisu buvo, kad ten bet koks, kiekvienas žmogus, kuris man nori kažkokios tai pagalbos, aš galvojau, kad ten VSD darbuotojas, kad čia bet kokią dieną mane gali nuimti. Suprantu.
Bet sumos ir jeigu turit kontaktą ir bandykit su to juridiniu bus. Tas, sakysim, emocinė galimas padėti. Bet čia ne emocinis, čia pagrindinis dalykas, čia yra Lietuvoje balaganas vyksta. Balaganas. Žinai, turiu aš tokį gerą anekdotą. Я, конечно, найду выход из любой ситуации. Но, сука, как я нахожу вход? This puppet show stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. Need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. I know the truth is hard to swallow. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Sėjėjas išėjo sėti javų. Jam sėjant vieni grūdai nukrito pakelėje ir buvo sumindžioti. Ir dangaus paukščiai juos sulėsi. Kiti nukrito ant uolos. Bet daigai išdžiūvo, nes jiems labai trūko drėgmės. Kiti krito tarp erškėčių, kurie kartu išaugę juos nustelbė. Kiti nukrito į dirvą, į gerą žemę ir davė derlių, 100 derlių. Viešpatie, kodėl tu minioms visat kalbi palyginimais? Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Palyginimas reiškia štai ką. Sėkla – Dievo žodis. Pakelėje tai tie, kurie klausosi. Paskui ateina velnias ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolos nukritę grūdai tai tie, kurie išgirdę žodį su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Kurį laiką jie tiki, bet gundomi galiausiai atkrinta. Tarp erškėčių tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami liko nusmelkti rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėklą. Tai tie, kurie klauso žodžio ir išsaugo į savo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Niekas uždegęs žiburio nedengia jo indų ir nekiša po lovą, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą. Nieko nėra paslėpta, kas nebūtų atskleista. Nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn. Todėl žiūrėkite, kaip klausotės, nes kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta netgi tai, ką jis tarėsi turys. Mokytojau, tavo motina ir broliai nori su tavim pasimatyti. Mano motina ir broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Vieną dieną Jėzus įlipo į valtį su savo mokiniais ir pasakė: irkimės anapus ežero. Jiems irkluojant, Jėzus užmigo.
Mokytojau! Jėzau! Prašau mane! Bangos kyla! Vanduo semia! Mes skęstame, gelbėk mus! Visą tautą spaudė Romos pavergėjai ir žmonės laukė Mesijo, kad juos išlaisvintų iš vergijos. Ramybė tau. Mokytojau. Ar priimsi mane valtint Simonai? Žinoma. Juk jis dar pabus su mumis. Kalbėk mums. Jėzau, kalbėk mums. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs savo meldėsi. Aš dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip visi kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba ir toks kaip šitas štai muitininkas. Aš pasninkauju 2 kart per savaitę, visada atiduodu 10. O muitininkas stovėjo tokia ir nedrįso nė akių pakelti į dangų. Tik mušėsi krūtinę melsdamas. Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Sakau jums, šitas nuėjo į namus pateisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas. O kuris save žemina, bus išaukštintas. Irkite, Simonai, ten į gilumą. Ir draugėje išmeskit savo tinklus valksmui. Mokytojau, mes kiaurą naktį veltui vargom. Ir nieko nesugavom. Bet jei tu tai sakai, užmesime tinklus. Jonai! Jokūbai! Jonai! Jokūbai! Padėkit! Mes negalim! Padėk mums! Mūsų pačių tinklai pilni žuvų! Pakanka! Užtenka! Pasitrauk viešpatie. Aš nusidėjėlis. Nebijok. Nuo šiol jau žmonės žvejosi. Žmogaus sūnus daug kentės. Bus seniūnų, aukštųjų kunigų atmestas, nužudytas. Ir 3 dieną jisai prisikels. Each day and answers to the following day.
Ar eisit kas su manimi? Aš seksiu tave viešpatie. Bet pirmą leisk man atsisveikinti su namiškiais. Kas deda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystėje. Kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs. Te paima kasdien savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išsaugot gyvybę, praras ją. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs, išgelbės ją. Kokia nauda laimėti visą pasaulį, o save pražudyti. Jei koks žmogus gėdėsi manęs ir mano žodžių, to gėdėsis ir žmogaus sūnus, kai jis ateis su savaja, bei tėvo ir šventųjų angelų šlove. Kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol neišvys Dievo karalystės. Pasiėmęs Petrą, Joną ir Jokūbą, jis užkopė į kalną melstis. Jam besimeldžiant, jo veidas visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie spindėjo šlovėje. Tu išpildysi raštą. Tu mirsi Jeruzalėje. Jiems tolstant Petras tarė Jėzui. Mokytojau, gera mums čia būti. Pastatykim 3 palapines. Vieną tau, kitą Mozei. Tuo tarpu užėjo debesis ir uždengė juos. Jie nusigando. Iš debesies pasigirdo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus. Jo klausykite. Mokytojo, pažvelk į mano vienturtį sūnų. Padėk jam. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasią, bet jie neįstengė. Netikinti ir sugedusi giminė. Kaip ilgai man reikės jūs kęsti. Atvesk čia sūnų. Net jo veidas išgijo. Neįtikėtina.
išmokyk mus melstis. Jonas mokė savo mokinius. Kai melsite, sakykite, Tėve mūsų, kurs esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tebūnie tavo valia. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet saugok mus nuo pikta. Prašykite ir jums bus duota. Ieškokite ir rasite. Belskite ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna. Kas ieško, randa. Ir beldžiančiam visada atidaroma. Koks tėvas žuvies prašančiam vaikui duos gyvatę. Ar prašančiam kiaušinio duos skorpioną. Jei tad jūs mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, jo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasią tiems, kurie jį prašo. Aš sakau jums, nesirūpinkit gyvybę, ką valgysit. Nė kūnų, ką vilkėsit. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Žvelkite į paukščius. Jie nesėja ir nepjauna, nei kluonų neturi. O Dievas juos peni. Jūs daug vertesni už paukščius. Kuris savo rūpesčių galit bent kiek prailginti amžių. Jei nemažmožio neįstengėte, kam rūpinatės kitais dalykais? Štai lelijos, įsižiūrėkit. Jos nei verpia, nei audžia. Bet nei didysis Saliamonas nebuvo taip pasipuošęs, kaip ši gėlė. Jei Dievas taip aprengia laukų gėlę šiandien žydinčiau, rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis. Jumis, mažatikiai. Suteik mums tikėjimo. Jeigu jūs turėtumėte tikėjimą, kaip garstyčios grūdelį ir lieptumėte medžiui, išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei užmovus girnapusiais būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių. Į ką panaši Dievo karalystė? Su kuo palygint? Ji kaip garstyčios grūdas žmogaus pasėtas darže, kuris užaugo į medį ir dangaus paukščiai susisuko lizdus jo šakose. Man neaišku, ką reiškia šitos kalbos. Kam valgot, geriat su muitininkais ir nupuolusiais? Juk nesveikiesiems reikia gydytojų, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į atgailą neteisiųjų, o nusidėjėlių. Prašau, papasakokit dar ką nors apie karalystę. Nebijok, mažoji kaimenė, nes jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Parduokit savo turtą ir išdalykit vargšams. Įsigykit nesusidėvinčių piniginių ir kraukit nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieina, kandys nesuėda. Nes kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis.
moterį, esi išvaduota iš savo lygos. Žiūrėkit, jis staiga pasveiko. Pasveiko. Stebuklas. Garbė tau, viešpatie. 18 metų viešpatie šlovėtau. Dirbamos yra 6 dienos. Ateikite jomis ir gydykitės, o ne per patį šabą. Veidmainiai! Ar kas iš jūsų neatriša šabo dieną nuo ėdžių jaučio rasilo ir nenuveda pagirdyt? O šios Abraomo dukters visus 18 metų sukausto šėtono. Ar nereikėjo išvaduoti per šabą? Gerasis mokytojau, pasakyki man, kaip pasiekti amžinybę. Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Įsakymų žinai? Nesvetimauk, nežudyk, nevok, blagingai neliūdik, gerbk savo tėvą ir motiną. Viso šito aš laikausi nuo pat savo jaunystės. Dar vieno dalyko tau trūksta. Parduok visą, ką turi, ir išdalyk vargšams. Tai įsigysi turtą danguje. Paskui ateik ir sek mane. Bet mes turtingi. Pirkliai. Kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę. Lengviau kupranugarį išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Kas bus išgelbėtas? Kas neįmanoma žmonėm, tai galima Dievui. Kada ateis Dievo karalystė? Dievo karalystė ateina nepastebimai. Niekas nepasakys. Štai, ji čia arba ten. Nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Ateis dienos, kai geisit pamatyti nors vieną žmogaus sūnaus dieną, bet neišvysit. Kaip tvykstelės žaibas, nušviečia viską nuo vieno dangaus krašto iki kito, taip savo dieną pasirodys žmogaus sūnus. Bet pirmą jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam. Greičiau dangus ir žemė pražus, negu iš įstatymo iškris bent vienas brūkšnelis. Sakau jums, daug pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo. Ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Kaip mums elgtis? O kas parašyta įstatyme? Kaip tu supranti? Mylėk viešpatį Dievą, visa širdim, visa siela, visom jėgom, visų protu, o savo artimą kaip pat save. Teisingai, tai daryk ir gyvensi. Kas yra mano artimas? Ne šie kariai. Gal Ciesorius? Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą. Tai pasakyk, ką daryti. Jūs angių išperos. Ką nori, kad darytume? Pasakyk, kur mums pasuk. Kas turi 2 marškinius? Neturinčiam žmogui te atiduoda. Kas turi maisto, taip pat te daro. Mokytojau, ką muitininkams daryti? Kaip jūs manot? Neimki daugiau, nei reikia. O mums? Ką mums daryti? Nieko neskriauskite, melagingai neskūskite ir tenkinkitės savo algą.
Спросили в Москве у Гаона Рамойша Шапира, когда придет Машиах. И он ответил: вы знаете, когда вылупляется цыпленок из яйца, когда запах доходит ему уже до сих пор, и он не может больше терпеть. Если мы попросим Творца, будем кричать, мы уже не можем, мы хотим Машиаха, мы хотим храм, тогда Творец откроет руку, и мы увидим, как из этого яйца вылупится цыпленок. Чепуху не верю и вам не советую. Не знаю, когда разрядится батарея, но знаю, о чем буду жалеть на смертном одре. Буду жалеть о том, что много работал с 8 до 5, с понедельника до субботы на нелюбимой работе, нелюбимым делом. Загружал голову, убивал тело. Буду жалеть о том, что в жизни было мало дней, когда я обнимал своих детей. Из-за своей важности, пусть даже я однажды не показал нежность, когда это было важным. Буду жалеть о том, что редко и так лениво я говорил, люблю своих. Захлопнулись дверцы, каменем на сердце. Жизнь материи мерцает, не ходят там, где темно. Сердце от огня тает, судьбы на... Tačiau pagal tą turėtų visksai Seimo nario priesaika priima Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo, toliau konstitucinio teismo pirmininkas, tai yra Dainius Žalimas, ane? O jei jo nėra, arba jei jis laikinai negali eiti šių pareigų, laikinai einantis jo pareigos konstitucinio teismo teisėjas Žalimui 2020 metais pasibaigė įgaliojimai, kovo mėnesį. Nėra 2 mėnesiai, čia lygiai tas pats kaip moteriška, tarkim, būtų nešė gydytojus, kai jeigu pasakys, kad tu gimdysi po 1,5 metų, tai dar nereiškia, kada turės gimdyti. Už tai, kad gydytojas. Ir dabar visiems suprantama. Jo, dabar žiūrėkime. Klausimas man. Žalimas neturi įgaliojimų, nesilaikant Seimo statuto. Kad Seimas neteisėtas yra. Būtent. Ir dabar yra toks vyriausybės, Lietuvos Respublikos vyriausybės įstatymas. Ansai yra čia naujausia redakcija, aš tą gilinu, kai sakant, reikaliuką jau senokai. Tai vat yra parašyta 6 straipsnį, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos prezidentas, bet čia neesminis. Va. 7 straipsnis, ministro pirmininko ir ministrų priskirimas. Vyriausybės čia jau įstatymas, ne? Vyriausybė tvirtina Seimo pirmininkas. Ne tas estas, kur pats seniausias buvo, bet Šmilytė atrodo tenais yra, ne? Ir dabar žiūrėkit, priesaiką priima Seimo pirmininkas, o kai iš jo nėra, Seimo pirmininką pavaduojantis laikinai einantis Seimo pirmininko pareigą. Neturi įgaliojimų Žalimas, neturi įgaliojimų nei vienas Seimo narys, neturi įgaliojimų nei vienas vyriausybės ministras, nei Šimonytė, niekas. Ir dabar, kai sakant, ištraukus baudžiamąjį kodeksą, biški pasiskaitęs, galima pritimti visus tuos veikėjus Seime sėdinčius, ir tą pačią Šmilytę, ir tą pačią Šimonytę, ir visus tuos veikėjus, kai sakant, už antikonstitucinę veiklą 1, už įgaliojimų viršijimą 2, ir žinokit, į kokį nonsensą aš esu įstumtas. Aš, pavyzdžiui, tas toks labai smarkiai besipriešinantis, tiksliau su Dievu einantis kartu, besipriešinantis visai šitai, sakant, nesąmonė, kas čia dabar visam pasaulyje vyksta. Tai aš gaunu netgi baudas ant negaliojančių įstatymų. Tas nutarims, pavyzdžiui, šičia prokuratūra aš esu surašęs. Žiūrėkit, ar galit, nes kol kas dar nebuvo klausimų. Tai va klausimas, ar Dainius pripažįsta, kaip sakant, kad jis yra teisėtas Seimo narys? Tai nėra. O jūs galite dar Dainių klausimų užduoti? Nu, ta prasme, parašyti. Aš tą esu visą prokurorą išdėstyti. Kokiu pagrindu Žalimas vis dar buvo... Sako, kokią tu žalą patyrė. Pirmininkas, kai jam suėjo įgaliojimai. Suprantame? Aš esu prokurorui pateikęs, va. Dokumentus įrodė. Jo. Bet man kas dar labiausiai nepatinka, yra meta duomenys. Tai meta išvertus iš lotynų, tai numirė.
Vienas dalykas. Antras dalykas, ką aš vakar atkreipiau dėmesį, vienintelis prezidentas pasirašinėja su ranka. Tai yra kaip patvirtinimas, kai jis pats surašė, suskaitė ir jis jau neša asmeninę atsakomybę. Dėl visų kiekvieno įstatymo, ten dekreto ar dar ten kažkokio tipo veto ar dar ten kažkokio dokumento. Jis neša asmeninę atsakomybę. Ką aš pastebėjau, kad nelabai mėgsta šitą vyriausybę pasirašinėti net tais metadomenimis, elektroniniais parašais. Dėl to aš turiu įtarimą, aš netgi apie tą dirbtinį intelektą, kad aš tenais kažkur tais Lietuvos vyriausiame archyve, ko gero, yra ten pasislėpęs labai giliai. Tai tenais aš turiu įtarimą, kad kažkokią programą, aš netgi turėjau reikalų, ta prasme, su tom teisėsaugos institucijom, rašiau, esu netgi praeitais metais parašęs paskutinę birželio 16 dieną, 12 valandą, parašiau policijai, per policiją pateikiau pareiškimą ir nufilmavau, nufotografavau ir nusiunčiau, ta prasme, policijai, kad, sakau, Seime sėdi be kaukių. Ir man atrašė, kad, sako, nėra nusikalstamos veikos požymių, bet kažkodėl mano atveju nusikalstamos veikos požymiai labai didelį, ta prasme, yra. Kad aš nusiėmęs kaukę, aš ateinu į policiją, man 1000 eurų baudos išrašo. Va taip, taip. Ir aš turiu tokį, žinokį dalyką, aš čia kovoju dabar su migracija, su vidaus reikalų ministerija, pakol kas dar į vidaus reikalų ministeriją aš dar neperėjau, bet tai dokumentų klastojama, pavyzdžiui. Bet man asmeninis, kaip šičia, kadangi, jeigu būtų buvęs Karbauskis, aš jam ranką paspausčiau, nes ant dabar netgi, ta prasme, ar Dainius Kepenis įsivaizduoji, koks tai kolapsas teisinis šičia tai Lietuvoje vykti. Nes dabar mes net neturim, kai čia sako, kreipsiuosi į Konstitucinį teismą, apie Konstitucinį teismą aš jums galiu pasakyti. Konstitucinio teismo teisėjus tvirtina Seimo pirmininkas. Seimo pritarimu. Jeigu mes turim šitą, jeigu mes turim vyriausybės įstatymą ir neturim teisėto ministro pirmininko nei Seimo, apie kokius to Konstitucinio teismo teisėjus mes galim šnekėti. Dabar realiai pagal faktą, jeigu sakyt, mes laikomės įstatymų pagal šitos 3 dokumentus, jeigu sakyt, kad mes laikomės įstatymų, tai mes turim realiai tik tais 3 Konstitucinio teismo teisėjus, jeigu ne iš viso tokie yra. Nes dabar tie naujieji, kad yra pakeitę Gediminą, ten Mesonį, man atrodo, Gediminas buvo ar kažkas panašaus, paskui Vatavą Žalimą ir dar vieną tokia ten. Ir šičia, kur moteriškai irgi ten kur Žalimą pakeitė. Koks vardas jūsų? Gediminas, gyvas vyras nuo savo vardu Gediminas. Gediminai, tai dabar vyksta tiesioginė transliacija Dainiaus internetinės spaudos konferencijos. Tai aš jam tą klausimą parašiau, jeigu jūs pamatysite, jisai atsakys. Jo. Bet tiesiog suprantat, kam yra esmė. tą kontekstą nušviesti, ta prasme, 10 minučių. Klausimą iškart klausimą, ta prasme, kad Ar pats asmeniškai Dainius Kepenis tiki, kad jis yra Seimo narys? Taip. Atsakymą, koks klausimas, toks atsakymas. Aš tą žinau, aš tą jau studijų laikais, kai esu girdėjęs iš vieno bankininko, sako, koks klausimas, kai aš atėjau pasakiau, sakau, jeigu aš į banką ateisiu, paprašysi tiesiog iš lempos milijonų. Jo, gausi. Jis lygiai tą patį. Aš tą jau seniai tą pamoką žinau, bet aš klausiu, ar laikosi tų įstatymų, kad baksnuoja tą konstituciją ir 103 straipsnių, kas yra parašyta. Jūs bandėte užduoti klausimą tam, kas turi atsakyti. Prokurorui. Aš klausiau prokuroro, prokuroras sako, ne. Klaipėdos apylinkės teisme klausiau. Klaipėdos atsakymą. Jo. Čia ne, namuose palikau, bet aš tiesiog atėjau, galvoju, gal Padarykim paprastesnį variantą. Duokų savo lietuvinį paraštą. Savo žmogus namuose nufilmuoja, konkrečiai jūs kaip nori pateikti klausimą. Padarykit video klausimą to konkretų. Mes iškart Dainas, jeigu ten viskas tvarkoja, jisai gal dėstą jūsų klausimą savo Facebooką su jūsų video ir su savo video atsakymą. Būt maladės. Nes esminis dalykas, suprantat, toks, tai, vat, sakau, šičia yra vat, mano protokolo kopija, tarkime, ne? Vat, kur aš kreipiausi, įdomius dokumentus, sakau, va čia vat, visas valios apreiškimas mano buvo pateiktas Klaipėdos apylinkės prokurorai. Vat, pavyzdžiui, esminis dalykas, dabar, kur yra ta ekstremalioji situacija, karantinas, čia kažkoks mistinis, paskelbtas ar dar ten kažką,
Dabar yra vadinasi 513-512 vyriausybės nutarimas. Kažkas panašaus. Baudos po kol kas tokios negaunu. Nesuprantat, aš negaliu nueiti, aš pilnai nueinu į parduotuvę kokią nors, man išrašytų ant 207 straipsnio, ant tos Skvernelio neteisėtos vyriausybės, kur Konstitucinis teismas, tai sakant, pripažino, kad yra, neteisėta vyriausybė. Čia lygiai tas pats, kaip mano draugas vienas toks dainius pasakė, laksto laukia, pasiutę šūvą, tau įkandu į koją, kol tu nenuėjai pas daktarą, pasiutlygė to jau pilnai organizme, yra jau smegenys ten tik pradeda, bet iki to momento, kol daktaras nepasakė, jo, pas tave pasiutlygė, tol matai pagal faktą tu tipo to pasiutlygė nesergi. Juridiškai. Kol dokumento nėra. Tai kad buvo neteisėta vyriausybė nuo rugsėjo, ten 9 ar nuo rugsėjo, ten 6 dienos. Aha. Ir taip struktūruotai. Jo, tai aš galiu netgi sakau, apšviesiu šitą ir... Ne, tai čia jau nelabai struktūruotai. Toks klausimas iš dviejų žodžių. Kokiu veiksmu, imsis atstatinėjant konstitucinį teismą, nes, kaip sakiau, dabar tik tais 3 vat yra. Ir jeigu toliau visas tas sniego kamuolys vis didės ir rytuliosis, tai dar už poros metų ir tiem likusiam konstitucinio teismo teisėjai pasibaigė įgaliojimą. Net ir tas čia Alvis Mozeris Klaipėdoj, kur yra, kaip sako, ten kreipėsi į konstitucinius teismus, ten aukščiausią Lietuvos teismą ir sako, ar prieštarauja konstitucijai, sveikatos apsaugos ministro, ten tarkim naujieji įstatymai, dar ten kažkas prieštarauja, bet sako, nuspręsim kaip su to pasiūtusiu šunimu, ne? Paskelbsim teisės aktų registrą 2023 metais, kur sprendimas 21 metais, 1,5 metų įstatymas prieštarauja konstitucijai ir sako, tai po 1,5 metų mes jums pasakysim. A gal mes po 30 metų, vis tiek jau, kai sakant, tu vyriausias, kaip suprantu, nesi, tai tu pragyvensi arba kaip kepenis, dar ten kažkokių, kai kurie ten, žinai, 80 metų Seimo nariai ten sulaukia, kiti ten tokie tūzai, kur yra tas Navickis, tas ten vapšė, kada nežinau, ten trombas, kumščio dydžio turėtų jau kokią dieną, žinai, į širdį ten pataikė. Vat esminis dalykas, jie tai nugyvens tą savo dar likusi trumpą tą galiuką gyvenimą. Bet man tai ir mano vaikam dar, visam šitam balagane, kokį jie tėvą aš kaip nešdama savo atsakomybę, asmeninę, tą savo vaikų ateitį, kad pasakyti, žiūrėk vaikelį, aš žinau tą dalyką, aš nuėjau ten, pašnekėjau, aš darau video, turiu savo YouTube kanalą, darau, šviečiu žmonės, bet žmonės, kaip sakant, labai mažai reaguoja. Bet kai biškiai atreaguoja, taip, kad sakau, nueikit dokumentus pasiimti atitinkamus, tai aš pamatau po 2 dienų, kaip Šimonytei pradeda mušinėti saugiklius ir pradeda klikauti visą gerklę, sako, ką man daryti su tais vaikams, kad paštininkas nebegali net paskiepyti tėvų. Suprantat? Nes teisinis nonsensas, kai sakant, gal jeigu manęs asmeniškai nebūtų lietę, kad ant 1000 eurų baudos, protokolo kopija. Čia už kaukės nedėvėjimą. Klaipėdos migracijos departamente, Kauno gatvė 6. Policija. 1000 eurų. Pusę valandos. O ne 250, ne? Todėl, kad aš esu toks labai smarkiai, mane jau gesinti reikia konkrečiai reikia gesinti. Bet 1000 eurų, kai sakant, parašo, galiu netgi duoti, sakau, esminis dalykas, kad yra surašytas protokolas gegužės 21 metais. Man net nereikia mėnesio sakyti, ne? Ir aš turiu atsispausdinęs Skvernelis, su Aurelijum Veryga, su metaduomenim, su elektroniniais parašais, yra parašyta, aiškiai, šis nutarimas įsigalioja 20 metais, birželio 17 dieną, kur 207 straipsnis, tas nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijų paskelbimo. 20 metai nebegalioja. Ir aš gaunu praeitais metais, 21 metais, gegužės mėnesį, gaunu 1 eurų baudas. Ogi ant kokio? Pilietis, nedėvėdamas apsauginės kaukės karantino paskelbto Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų 207 straipsnio, tas, kuris jau nebegalioja daugiau nei pusę metų, dėl karantino Lietuvos Respublikoje padarė administracinį nusižengimą ir ten 1 eurų baudas. Kaip? Matai, kas dabar gaunasi, aš noriu įklampinti finansų ministeriją į labai didelį liūną, noriu įklampinti mokesčių inspekciją į labai didelį liūną, noriu įklampinti tą patį policininką, katras neadekvačiai pasielgia ir kuo daugiau, kai sakant, į tą raistą. Ir esminis dalykas, kad man
prieš mano gimtadienį aš gaunu laišką iš Antstolio, nes aš jau kreipiausi ir į mokesčių inspekciją čia Klaipėdai, nes pranešimą policijai surašė, ta prasme visą tą schemą, sistemą, kaip kas vyksta, aš jau pilnai įsivaizduoju ir tą jau praėjęs, jau žinau, kelis kartus. Surašė protokolą, mokesčiai gavo pranešimą, mokesčiai net neskaito. Dar kitas dalykas, šitas protokolas surašytas ant negaliojančios kortelės. O ne į teismą vėl? Po kol kas dar ne. Bet jeigu remintis baudžiamuoju kodeksu, tai sakant, man reikėjo ko gero to antstolio, kad aš galėčiau nusikalstamą susivienimą pripaišyti. O nusikalstamas susivienimas tai yra, reiškia, kažkas buvo visko apmąstytojas. Nežinau, gal Gabrielius? Nes būtent Gabrielius Landsbergis, kaip sakant, nežinau, gal baisus žmogus. Ne, čia ne mano, bet aš atėjau, kai sakant, sakau, bet esminis dalykas, kadangi, Karbausko ten ta vyriausybė, tiesiog pasiklausti, kaip būtų galima, nes kadangi jie sugalvojo tą nutarimą paskelbti čia karantiną ir paskelbti čia baisų COVID kažkokį tai, ne, kur slogas ar dar kažkas lengva tryda kažkokia yra, ypač užkrečiama liga. Aš nežinau, aš, pavyzdžiui, labai daug pravaiščiau, aš pastoju pro Kauno gatvėje į migracijos departamentą į tą skyrių, kai einu į Klaipėdos tą migracijos skyrių, aš pro policiją visą laiką praeinu, aš apsimetu, kad aš juos filmuoju, aš pasakau, filmuoju, sėdi policininkai, aš iki tokio absurdo esu vada gyvenęs, tai sakau, mane kai sulaikė ir ten jis tą protokolą vedė rašytų, ilgų to koridorių Kauno gatvėje, ne? Kol vedai aš einu, tas atidarytas kabineto duris, sėdi 3 panelės policininkės, katros galvoja, nors jos neturi jokių dokumentų patvirtinančių, kad nes turi būti pagal įstatymą tarnybinis pažymėjimas, bet ne policija parašyta ant tarnybinio pažymėjimo, turi būti parašyta žodis tarnybinis pažymėjimas. Jie tokių neturi, jie turi plastikinės kortelės. Vidaus. Jie nėra policininkai, jie to nežino. Nežinau, kas jiems priprūdina tų smegenų, bet esminis dalykas įstatymų nesilaiko. Ir man policininkas sako, ten, sakau, visos 3 sėdė mergičkos be kaukių. Sakau, žiūrėk, be kaukių. Davai, sakau, aš turiu pretenzijų. Kaip tik Antanas, tas celofanas buvo ant Landsbergio parašęs. Pasirodo, kad jeigu nėra šalimai sėdinti kolega ir nepasakė, kad turi pretenzijų, tai viskas okei. Aš sakau, aš turiu pretenzijų ir jom, ko jos irgi be kaukių. Sako, tai nieko nėra. Mane uždėpilo laiko. Sako, tai nieko nėra. Jeigu jie turi tokią galę ir jie laikys uždėpilo, o jūs su to Mozeriu bandėt pasikonsultuoti? Aš Mozeriui parašiau, jis sakė, kad jis užsiėmė žmogus. Tai užsiėmė nariai irgi, bet matot, kam yra dalykas. Mozeris yra specialistas, juristas. Jisai gali pasakyti tiksliai, ką pačiam reikėtų. Aš per 2 metus pats baigiu teisininkų. O bus, sakysim, nei tas Dainius, nei kita, jie juristai, jie aiškus, taip pat bet matai, prezidentas parašo uždeda, jis sako, skelbiu šį Seimo priimtą įstatymą. Seimas teisėjai sudaro Seimo nariai. Apie kokius įstatymus, ką aš ką tik išaiškinu, sakau, 3 dokumentai. Konstitucija 1 straipsnis, 3 straipsniukai, Konstitucijoje 103 straipsnis, Seimo 4. Ir mes akcentuojame, čia akcentuojame. Tai kodėl aš galėčiau laikytis kažkokiu tokiu lempiniu nutarimu, nes tikrai čia yra jie nusikalstami. Nes aš, pavyzdžiui, netgi žinau tos dalykus, kur kaukės, kai žmonės nešioja, jie net neįsivaizduoja, kas yra plaučių tas pelėsis. Skausminga liga. Pasirodo, kad skausminga. 3-4 mėnesius kiša tokį gelžgaliuką, tau per visą kvėpavimo takus ir drasko po gabaliuką plaučių, kad išplėštų visus tos, kaip sakant, tos pelėsius. O kaip pelėsį auginti, tai mane tėtis jau mokykloje išmokino, kai man reikėjo biologijos pamokai atnešti tų grybukų prie augintų. Pasirodo, kad biškiai ant duonos gabaliuką pašlapinti su vandeniu, padėti kur šilta. Plus 35-36 temperatūra organizme, visą laiką šilta, visą laiką to pačiu šūdu kvepuoti. Ir tas, ar teisė kitie reikalavimai, aš sakyčiau, vyrai, 1,5 metų kovoti už kažką, čia, silpnai. Ne, tai šiaip, kovojam visi vienodai, matot, ir mes bereikia tų kaukių, visų nedėlėjimų. Aš labai apsidžiaugiu, nes pritarėm pačiam, kad tikrai už kaukių gavai tokį brodą, tai čia tokį, žinai, jau... Čia beje antra. Aukos didelės ir mes sutinkam toj vietoj kažkaip kiek galim padėti, bet tiesiog, kad galėtumėm padėti, mums reikia konkretaus to tokio
klausimų, mes galim per išdėšimą. Nes dabar patys matot, kad mes situacija. Mes visi suprantam, kad visi tie skiepai, visi tie galimybių pasai nieko neturi bendro su mūsų tą sveikatą. Ir nieks nesirūpintų mūsų tą sveikatą. Jeigu iš tikrųjų būtų čia problemas sveikatą. Na čia tą prieš 10 metų reikėjo galvoti. Čia sakytų, skęstančių reikalą, žinai, pačių skęstančių. Gelbėkitės. O ne mes čia pulknom ir jūs šitą pulknom skiepyti. Bet čia visi suprantam, kam tai yra dalykai skiepyti. Tai ir visi bandom kovoti, kaip pasakai, Salafanas kovoja vienaip, Tunis Mozeris kitaip, mūsų Dainius kitaip dar kovoja. Tai tiesiog, jeigu jūs išdėstumėt, būtent tą video laišką tokį, mes pabandytumėm jį kažkaip tai atsakyti, arba kažkaip tai, Mano tikslas būtų, žinai, koks tai vienas, vat kaip sakant, iš karto, tai sukonkretintas. Kadangi yra sugeba ten susidaryti 36 ar 35 Seimo narių grupę, kuris sugeba, nes jie turi pagal tą pačią konstituciją, turi teisę Seimo grupę, ten 3/5 ar kiek ten įstuo, ar 1/5 Seimo narių gali kreiptis į konstitucinį teismą. Tai vad kodėl jiem nesusikooperavus su tais 40, gal pusė tenais yra tų Seimo narių, gal nėra visi pusdurniai tokie, žinai, satanistai ir šetonai ten pardavė savo dušę. Vat susikooperuoti ir paklausti konstitucinio teismo, va šito, išdėti šitą, išdėti vyriausybės įstatymą, viskas. Ir kad konstitucinis teismas atsakytų, kad ar jis yra teisėtas, supranti kaip gaunasi, pastatai juos prieš faktą ir paklausti, ponė dabartinė galvojanti, kad tu esi konstitucinio teismo pirmininkė, ar tu esi konstitucinio teismo pirmininkė. Ir čia lygiai tas pats, kaip bandyta, ką tik, žinai, pagavusi sakyti, tu bandytas, nes teismo principas ir yra toks, kad prisipažintų ir sakytų, jo, gal tas yra. Paradoksas, mes kreipsimės į konstitucinį teismą, kurio mes nepripažįstam. Tiesiog mes jį kreipsimės. Tegu pasako. Tegu atsako, pasižiūrėsim, kokia šizofrenija, kokie duomenys. Bet geras pintas, ne, kokį nonsensą naują mes išgirtumėm istoriją. Šiek kad jie atsakys greičiausiai po 1,5 metų, tai negrįžtum dar vienų. Sąryšė aš ir tą turiu atsakymą, kodėl tai vyksta. Bet čia jau, kai sakant, prasideda dar gilesnį vandenį. Pavyzdžiui, netgi aš einu asmens ir jūs asmeniškai, bet galiu pasakyti, tiesiog nepakonsultuoto yra toksai dalykas, kaip asmens tapatybės kortelės, kurios buvo nuo 2019 metų, vat kodėl yra kepami įstatymai, nes būtent pasų įstatymą, asmens tapatybės kortelių įstatymą ir pasų įstatymą priiminėja lygiai taip pat Seimas su Seimo narių, ta prasme, jie tam prabalsuoja, kas skaito, kas neskaito. Bet atsitinka toks dalykas, kad ateina toks Gediminas su dar vienu draugu ir pastebi, kad įstatyme prašymo forma neatitinka tokia, kokią pateikinėja Migracijos departamente. O tai yra griežtos atskaitomybės dokumentas, kuris 302 straipsnį yra numatoma už griežtos atskaitomybės dokumentų klastojimą yra laisvės atėmimas iki 2 metų. Taikoma ir juridiniam asmenim. Įsivaizduoju, kokį nusikaltimas yra vykdomas šiom dienom, ta prasme, vienas ant kito. Aš nesuprantu, mes tarp bandytų visiškai jau gyvenom ir jau čia nusileidom iki tokio lygio, kad jau net galvos nebegalim pakelti. Ir tokiam vienam žmogeliai, čia kažkur iš kaimo atvažiavusiam, gyvenusiam Klaipėdoj, prasidavusiam pro užsienius visokius, nes čia Lietuvoje nelabai eina tų šaknų normaliai įtvirtinti. Žiūri, kad toksai, toks balaganas čia vyksta. Bet kas, vyrai, reikia susikaupti. Dėl to ir važiuoja žmonės, kaip sakant, iš Lietuvos. O kaip Kazlas sako, reikia eitis pavėduotis. Pats laikas būtų, kad atsistotų, man užtektų to dalyko, kad atsistotų ir tiesiog viską pradėti kaip tais 91 metais, kad jie galvojo, iš tikrųjų ten pats didysis pardavimas įvyko, kaip sakant, Amerikonų. Net ir ta Lietuvos Respublika net neįsivaizduoja žmonės, kai emigrantai, o kas netitinka, kai sakant, prašymas, ne? Tai buvo pagrindinis dalykas. Netgi kai tu pateikinėjai savo pasą ar kortelę, pakiši policininkui ar dar ten kažkam, tu jau vykdai nusikaltimą. Už tai, kad sąmoningai, žinai, kad suklastotas dokumentas, čia lygiai tas pats, kaip aš dabar susiklijuočiau nuotrauką ant Seimo nario pažymėjimo ir pradėčiau vaikščioti. Kodėl suklastotas? Todėl, kad jis įstatymas numato, pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas numato griežtą formą. Tai yra tokia, vardas ir pavardė netitinka 13 eilutė, yra rekvizitas. Ir tu manim nepatikėsi, jie dar net neduoda, tu ateidamas,
užsisakai kortelę, kaip vyksta visa ta nesąmonė. Užsisakai pasą arba kortelę, sumokėjai valstybinę rinkliavą ir po mėnesio ateini atsiimti kortelę ir tu to prašymo, nors reglamentas 13 eilutėj reikalauja, kad tu pasirašytum. Nes kitu atveju po metų tavo ta kortelė bus laikoma negaliojant. Bet, o čia yra, kai sakant, įstatymė yra parašyta paso ar asmens tapatybės kortelės, pateislamasis dokumentas yra prašymas asmens tapatybės kortelė arba pasui gauti, būtent va šitas. Ir jeigu tavo parašo čia nėra, kas dabar nuo 19 metų yra vykdoma visuose migracijos departamentų skyriuose, visuose, absoliučiai, Klaipėdai, Vilniui, Kaune, žmonės nuėjo Vilniui, ten toks balaganas prasidėjo, tų prašymų dabar bijo, beduoju. Įsivaizduoju. Vienas žmogus gali daug ką pakeisti. Vienas. Ir aš einu darau. Aš, pavyzdžiui, netgi galiu pasigirti, kad, sakau, žmonės tiek sumasinau, žmonės Lietuvoje gyvenantis, rašydami laisvos valios apreiškimus į Lietuvos aidą pakeitė baudžiamojo kodekso 148 straipsnį, kur yra aiškiai parašyta, kad žmogus, tas, kuris aiškiai išreiškė savo valią, o kažkas kitas tai valiai paprieštaravo, padarė baudžiamąjį nusikaltimą. Aš susidūriau, kai šičia buvo ribojimai kažkokie ta prasme, ne? Man reikėjo, aš Klaipėdai gyvenu su žmona ir manęs neįleidžia už tai, kad aš neturiu kažkokio tai čekio, kad aš moku mokesčius kažkokius už vandenį, už elektrą, už dar kažką. Sakau, vyrai, sakau, baikit jokus. Vidury gatvės aš turėjau policininkus, ta prasme, ne tai, ką grasinti, bet patarti jiem, kad jie nustotų vykdyti piratavimą sausumoje. Nes pagal Jungtinių tautų chartijas, tenais visas tas tarptautinės konvencijas už piratavimus, sakau, aš tave turėčiau ant pačio pirmo stiebo pakarti. Ir 3 pareigūnai išsigando. Ir norėjo, bet prieš tai jie mane sustabdė sąmoningai, darė nusikaltimą, žinojo, kad visi tie ribojimai yra antikonstituciniai, antiįstatymiški ir įgaliojimus jie ten viršijo, nes nei vienas tenais turėtų policijos tas viršininkas iš pradžių įgaliojimą duoti, kad tokioj vietoj bus vykdomas reidas ar dar ten kažkas. A tenais čia lygiai tas pasakau, sustabdo ir manęs neįleidžia į miestą, manęs neįleidžia į namus. Sakau, tai tu man, sakau, 1500 eurų čia nori įpaišyti? Jo. Ir jie stovi, šypsosi? Jo. Mačiai, čia va kokie fintai vyksta. Ir aš bandau tą išsiaiškinti ir, sakant, nu jau trūko kantrybę, va Dievulis ko gero davė su Dainiu Kerpeniu pasišnekėti, nu bet pasišnekėjau, jum išsilėjau visą tą, kai sakant, gal perduosiu. Nu, aš perduosiu, va, per šitą elektroninį laišką, tą filmavimą, žinai, nusiųsiu, trumpą pasistengsiu, 10-15 kokių minutų, žinai, ir viskas, kad pasižiūrėti. Gal Dievulis taip ir sumetė, nes matau, aš sakau, aš jau kelias ar ten 3 savaitės sakau, viskas, sakau, žmonai, sakau, aš nebepatempiu vienas. Nes patikėkit manim, sakau, tik aš čia kelis dokumentus nubėgau, pasiėmiau čia 1, kitą, 3, 1,5 metų aš domiuosi viso šito mėšlo, nes kitaip jau ir pavadinti jau nebegalima. Totalus. Tai gerai, kai iš kaimo šakę pažįstu. Supranti? Nesakau, vienas pats jau nebeina susitvarkyti. Aš einu baudas gaunu, ten sakau, va, 1 baudą gavau, 2 baudą gavau. 2000, aš einu dabar vien tam, kad galėčiau patikrinti, aš turiu vos ne pareigūnų ir dar ten kažkam nueiti padaryti kažkokį administracinį nusižengimą, kad ir aš jau sakau, viskas. Aš geriau ne pareigūną įžeisiu, kad ten pavadinsiu kokiu ten beprašio ar dar ten kažkom, kad, žinai, iš pareigūno įžeidimą ten 100 eurų, žinai, baudos. Aš geriau nueisiu į pačią policiją, baudą gausiu policijoje. 1000 eurų, kad įsitikint dar sykį, kad man ant negaliojančių dokumentų rašo baudas, o prokuroras sėdi ir stogoja ten tas moteriškės Kauno gatvėje. Teisingumo čia, kai sakant, man labiau panašiai į labai milžinišką cirką, nes ten tokie stogai. Aš sakau, mes kai pradėjom krūtinti su draugu šičia Klaipėdos Vatavo Kauno gatvėje migracijos skyrių, kai pradėjom krūtinti reikaliukus, tai vedėja dingo savaitę. Ji nuvažiavo į Vilnių ir jai pasakė Vilniui, gavo instrukcijas, ko gero, iš pačios Šimonytės, o gal iš Gabrieliaus, nes jie parašus dėjo. Vidaus reikalų Agnė Bilotaitė deda parašus ir užsienio reikalų ministras deda parašus. Kai mes pradėjom to prašymų formas klausinėti, pasirodo, kad dingo vedėja savaitę. Suprantat? Tai kiek tą norėjau paklausti? Lauksim informacijos tada. Nes šitas turi baigtis 1 dieną. Gerai, kad yra tokių pilietiškas. Ne pilietiškas, žinok, kad
vapšė net pasakysiu, žinai, iš kokios valstybės, netgi kitas dalykas. Jeigu įdomu, šiaip iš žmonėm, turit laiko, jeigu neįdomu, durys svojo, čionai. Aš išeinu už pusės metro. Jeigu įdomu. Tiktais, kai sakant, kad pasiekti šitą sėklą, ane? Prašymai, visi žmonės, kur rašo, iš kur jie yra atvykę ir kur gimimo vieta, mes neturim net tos valstybės, už kurią čia bando dar kovoti, ar Kepenis, ar dar kažkas. Patikslink kokiam prašymui. Va čia, asmens tapatybės kortelė arba pasui gauti, ne? Va čia va yra 6 punkte, nueikit, duoda prašymus. Bet yra parašyta Akmenės rajonas, rajono savivaldybė Naujoji Akmenė, o valstybė? A kokia valstybė? Kitoje vietoje kažkur aš esu. Ne. Gal automatiškai Lietuvos Automatiškai aš jau esu pasakęs apie žodį automatiškai. Automatiškai žinai, kas įvyko? Sustato prie sienos po 10. Ir sušaudo. Čia vyksta automatiškai. Lietuvos Respublikos pilietybę, aš kaip pradėjau praeitais metais užklausiau Vidaus reikalų ministerijos ir visų institucijų užklausiau. Bet ko, archyvo, visko. Pasirodo, kad Lietuvos Respublikos pilietybę, duosiu tik užuominą, aš įgijau pilietybės įstatymų 2001 metų, pilietybės įstatymo pagrindų 12 punktų 1 straipsnio, kai vienas iš tėvų įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę. A jeigu jūs nueitumėt, paklaustumėt va tokį įdomų dalyką kaip pasižadėjimas, ne? Čia nonsensas yra. Čia nonsensas. Bet čia jau, kai sakant, va, kitas reikaliukas. Biškai atsiprašysiu. Jo, prašom. Yra tokie dalykai, kad kiekvienas žmogus pasižadėjimus tokius rašė. Vienintelis dokumentas, aš turiu labai daug tarptautinių dokumentų prisispausdinęs, o pavyzdžiui, nuėjau netgi į Zaksą, į civilinės metrikacijos ir pasiėmiau gimimo akto įrašo kopijas originalą. Ta prasme, originalo kopija. Ir tam parodyta, kad gimiau vis tik LTSR, jokioj Lietuvos Respublikoje. A Lietuvos Respublika yra registruota Vašingtone. Suprantat? Kaip korporacija. Tai jau žiūrėkite, problemų dėl tos registracijos, kokie jūs būtent konkrečiai negaudat pilietybę. Mes neturim valstybės. Tas tvarko, mes dirbam pilietybę gaunat. Čia ir ta pagrindinė problema. Jūsų asmeninė. Mano asmeninė problema yra kiekvieną sykį nueit su apsauginiu ginčytis, nugalėti milžinišką norą anam snukį po darbo išmalti, nueit į degalinę, kaip sakant, segregacijoje, žinai, padalyvautai segregacijoje prie langelio rakom stovėti. Nes taip ateina žmogus, ko gero, bedų jau prislėgtas visiškai, žinai, o kitas ateina tam su galimybių pasu. Ką man tas pasas, ką man ta pilietybė, jeigu man jokių teisių nesutikė. Bet jūs suprantat, kas vyksta savo įmonėje? Aš labai pilnai suprantu. Ar matėt, ką pasakė Makronas vakar, iš vakar, kad tik girdėjau? Nepasakė, kad priėmė jau tokį statymą pasiet Prancūzijai. Nuo 50 metų, jeigu tu nesi pasiskiepęs privalomai, bet kur tave gali gatvėje sulaikyti, ar bet kur, ta prasme, tu gauni baudą. Aš tą žinau. Ta prasme, kad tas vyksta ir tas bus. Ir Lietuvoje klausimas, ar kiek... Nes žinai kodėl, aš vakar, kaip sutapimas, pasižiūrėjau apie visus tuos pasai, galingiausi pasaulio, ta prasme, pagal galingumą pasai eina. Lietuviai 36, man atrodo, vietoj sėdė. Tai tu jau pasas šis nebedrėsi skaičiai. Jo. Turėsi būstą ir viskas. Jo. Tai šičia, taip, dėl to viskas, tas yra parašyta, kaip sakant, apreiškime Jonui, kur vienas žmogelis, gerai, bet man dar pasiseka pratransliuoti į tą, kaip sakant, visatos eterį, visą tą informaciją, kad paskui žiūriu už 3 dienų, ar ten Facebooką brolis, ten tas vienas, kur žiūrėjo, kai jis pradėjo tos pačius žodžius mano kartuoti, sako, jo apreiškimas Jonui yra pasakyta, be žvėrės ženklo nebus galima parduoti, keisti ar iškeisti. Tas jau seniai išmūtas vyksta. Kiekvienas barkodas yra su žvėrės ženklu. Tu laptopo nenupirksi, pieštuką nenupirksi, nei jokio daikto, nes visur yra tas barkodas išklijuotas. O barkodą, jeigu šifruoti, jeigu domėtis, kas yra ta dvejetainė sistema, tie skaičiukai, tai jeigu atkreipsi dėmesį, pirmieji 2 brūkšneliai, viduriniai 2 brūkšneliai ir paskutiniai 2 brūkšneliai sistemoje, kur tas dirbtinis intelektas nuskaitinėja tos brūkšninį kodą, tai jis atpažįsta kaip 6. 2 brūkšnelius. 6, 6, 6. O šičia dabar kur tuos tenais irgi bando tos QR kodus kažkoks
prištampuoti kiekvienam žmogui. Tai jie kiekvienas, aš galiu, kai sakant, netgi, ar, nuteikti taip paprastai, kad registrų centras yra jau seniausiai ir tau, ir man kiekvienam žmogui yra jau sugeneravęs. Lygiai taip pat kaip ir tas man kodą kažkokį. Yra prigeneruotas, tik laiko klausimas, kada žmogus nueis prasitestuos ir prisijims, to net nesuvokdamas. Nes aš, pavyzdžiui, niekada gyvenime asmens kodo, kai sakant, neprašiau. Aš atėjau su labą dieną, noriu pasų, davė kažkokią tai firmą. Aš atsiverčiau civilinį kodeksą, ten civiliniam kodeksui pirmoji knygoje, pirmoji daly parašyta vienas kažkas panašaus. Apie tai, kad kai žmogus dingsta, turto savininkas kai dingsta, teisėtas turto savininkas dingsta, tai yra pilietis, ane? Pradingsta jūroje be žinios. Atsiranda kažkoks tai paskiriamas laikinas turto administratorius. Va tau pasas ir yra paskiriamas. Firma, Petra kompanija užregistruota Amerikoje per 756 kodą. Mes kiekvieną mokestį per pasą tenais užregistruojam viską pas Amerikoną, pas tą Rothschildą, ar ten Rockefellerį, ar pas dar ten kažkokį. Pas bankininką storą, katras jau ir taip tenais visus pinigus turi. Va tokiam gyvenam. Taip, kad sučipuos, tai šičia jo. Tik tais laiko klausimas, kada Nausėda dar, kai sakant, vienintelis dar legitimus, ne, pavadinkim taip, vienintelis dar teisėtas klausimas, kas jį rinko. Migrantai, žmonės to net nesumastė per 30 metų. Gal šičia tik simboliškai prieš 30 metų, ar kiek šičia 31 metų nepriklausomybės tą minėjimą. Aš netgi su bomžu Vilniaus šnekėjau, kad tuo momentu tarnavo per sausio 13. Sako, žinai, Kęstuti, kas ten buvo? Sako, tenai, sako, aš kaip tik stovėjau prie Vilniaus apygardos teismo. Vilniaus apygardos teismo rūmai, šalimais toksai pastatėlės ir sako, ten buvo atvežta ta pirmoji mergička, Petra buvo pastumta po tanku, kurią pervažiavo. Ir sako, gydytojai, ten tokie, satanistinės apeigos jie daro. Sako, aš stovėjau graži, sako, jauna merga. Jis sako, guli, mama šaukėsi, sako, gydytojai stovi. Nei morfijos, nei kad bent su kuvalda tą galvą ten sudaužytų, žinai, kad užmušt kuo greičiau. Ne, ana turėjo ten nusikankinti. Prie Vilniaus apygardos teismo rūmų. Šalia. A paskui vykdo teisingumą. Ar tokiuose vietose. Čia lygiai tas pats, kaip pasakyčiau, ne, biškai iškrypėliška, atrodo tokia, žinai, sąmokslo teorija. A davai pasakyčiau, varam kur nors į tą Janikės tas kapinės vakarėlį padarom. Sakykim, biškai iškrypėlis, durnelis kažkoks. Tai čia lygiai tas pats. Vežti aukas prie Vilniaus apygardos teismo rūmų, Vilniaus apylinkės teismo rūmų. Nukankini žmonės. Va tokiai Lietuvoje mes gyvenam. Ačiū, kaip sakam, tam senelį. Net nereikia nei vardų, nei pavardžių, užtek pasakyti senelį. Ir kiekvienais metais visi prieš Kalėdas kviečia jį. Jis ateina sausio 13 dieną prie Seimo pakalbėti. Jis išgirta po 2 savaičių, kai ateina senieji, naujieji metai pas rusus. Sutapimas, nesutapimas, nežinau. O tokie fintai. Bet jeigu esat žiūrėję, vaikų turit, ir jeigu esat žiūrėję Kung Fu Panda, vienas ten toksai vežlys, ne, yra pasakęs, sako, sutapimų nebūna. Sutapimų nebūna. O įvyksta tai, kas turi įvykti, ir tai įvyks vis tiek, nori to ir nenori, kai sakant. Bet aš, kadangi visą tą sistemą jau grūna, reikia tiesiog leisti jai grūti. Reikia ne tai, kas stovėti. O aš nieko nedariau, o taip tai būtų buvę. Bet piršto bakstelėjimas yra labai šaunus dalykas. Dėl to aš norėjau, sakau, kadangi neturiu aš tokių resursų, milžiniškų pinigų, nes vieno advokato valanda kainuoja 300, 400, 500 eurų, tai gal aš geriau iš karto su žmogum, kuris kažkiek galėtų sakyti, hebra, žmonės, kažkas ne taip, žmonės paprastas kaimietis, irgi kaip ir tas ąžuolas atvažiavo iš Naujas Akmenės, pradėjo gilino tokius reikalus 1,5 metų. Aš sakau, aš vienintelis, ko gero Lietuvoje, nebent dar celofanas padarys tą patį. Eina trolina, tai aš su to Antanu Kandratu susipažinau per Juraitį, per visus ten tos karžygius, susipažinau su juos būtent. Ir kaip aš padariau, kad normaliai į kuolą įkalti į žemę, parodyti, kas per veikėjas atėjo, ten į tą Vilnių nuvažiavo. Tai aš paprašiau Vilniaus apylinkės teismo teisėjas, tokios Ugnės Gailiūnienės, pareikalavau, sakau, pažymėjimą, kad tu teisėja. Įrodyk, kad tu teisėja.
Ana negalėjo patvirtinti, kad Ana yra teisėja. Ir nepatikėsit, bauda ant 1000 eurų, kaip kamparas išnyko. Aš ją teismus užsiregistravau, vedu ROIK numerį, vedu bylos numerius, nėra. Pas mane iš mokesčių nebeina antstoliai, aš gavau baudą tą šviežią tą praeitų metų gegužės. O aš tą padariau 19 metais, birželio 4 dieną. Ir į teismą nuėjau. 19 metais. Pirmoji bauda buvo 19, bet žinokit, kas įvyko, man teisėjas sumažino nuo 1000 eurų baudos iki 700, bet už teismo negerbimą, matai, nes aš ją visą laiką pertraukinėjau, sakau, įgaliojimus parodyk. Iš prezidento, kad tu tikrai turi įgaliojimus, sakau, kas tu vapšė tokia dažytoja, valytoja, čia atėjai, aiškini man, sakau, ką čia daryti. Stok, sėlis, gul, palaižyk sienas, palaižyk rankeną. Tai to prasme, ta bauda, kurią skiriu už šaudys nešiavimus nuėmė. Ana dingo. Pirmoji. Kur, jo, pati pirmoji, čia prieš 2 metus, kur buvo 19 metais. 20. O šita dar pakol kas, kai sakant, aš nusprendžiau, tokį kaip liūną padarytą, ne? Antstolis įkrito, mokesčiai įkrito, policajus įkrito, kas dar įkrito, finansų ministerija įkrito. O paskui ateisiu, sakysiu, ajajaj, sklypą atėmė. Turi čia klaipėt. Aš žinokit tam, kad visą šitą reikalą, kai sakant, ojuosi dėl Lietuvos, dėl viso ko, patikėkit manim, toks kaimietis kaip aš, ne, paprastas žmogelis, buožė. Aš turėjau sklypą, dirbau 5-6 metus užsienį, važinėjau, nusipirkau Klaipėdoj sklypą už 15 000, stačiau, sugrūdau dar 20 000, jau pamatai ir turėjo trobą jakose augti. Tenais, jeigu žinot, ten toks konteineris stovėjo, ten važiuojant, kur ta krova ir visa kita. Ten turėjo trobą gražiai, būčiau meniškai padaręs, būtų žmonės sėję ir sakė, konkretus pačiožės menininkas gyvena. Bet aš buvau priverstas parduoti sklypą, faktiškai už savikainą. Aš sakau, buvau 20-30 000 eurų sukišęs vieni pamatus į ten tą, nes aš savo namą stačiau. Bet man reikėjo ant tiek greitai parduoti, nes aš supratau, kad čia tuoj vieną dieną man ateis antstolis ir pasakys, turto areštas, viskas. Ir sklypą nebeparduosiu. Ir aš gavau parduoti sklypą. Dabar yra, ko gero, uždėtas, dar kol kas nesidomėjau, nes aš pradėjau tos pilietybės visus reikalus gilintis, ne? Iš kokios aš valstybės esu atvykęs 91, teleportavęsis tipo su tėvais 91 ir 2002 metais, kokią pilietybę man ten suteikė. Aš niekados kaip Tarybų sąjungos pilietybę turėjęs, ne, žmogus, nes aš esu 85 metų gimimo. Aš niekados pagal pilietybės įstatymą priesaikos Lietuvos Respublikai nesudavęs. Aš pasirašiau tik tais pasižadėjimą, skolos raštelį. Aš tos konstitucijos iki 18 metų nei vieno sakinio, nei vieno žodžio net nežinau. Aš net nežinau, kokios spalvos, kaip ten atrodo iš viso. Ir aš parašą uždėjau, ir jie sako dabar įstatymo tu laikysies nuo to momento. Labai įdomių tokių dalykų yra. Ir man įdomu, kada visa tas satanistinis šūdas baigsis. Aš noriu padėti. Noriu, kad ir man biškį padėtų. Nesakau, advokatą, aš galiu Mozerį kreiptis į Mozerį. Jis man siūlė tais praeitais metais, 19 metais, sako, aš tau padėsiu, gedai. Bet aš buvau ant tiek tokios panikos, ta prasme, kad man tai baisu buvo, kad ten bet koks, kiekvienas žmogus, kuris man nori kažkokios tai pagalbos, aš galvau, kad ten VSD darbuotojas, kad čia bet kokią dieną mane gali nuimti. Suprantu. Ne, tai su Mozeriu, jeigu turėt kontaktą ir bandykit su tą juridinį pusę. Ta, sakysim, emocinė galime padėti. Bet čia ne emocinė, čia pagrindinis dalykas, čia yra Lietuvoje balaganas vyksta. Balaganas, žinai, turiu aš tokį gerą anekdotą. Kalambūras, ne anekdotas daugiau. Ir klausim, žinai, ką daro meška pavasarį pabudus išlindus iš tavo olos? O ką nori, tai ir daro. Kodėl? O todėl, kad jinai ir meška. Todėl, jie viską, ką nori, tai ir daro. Todėl, kad turi žiniasklaidą, turi Ameriką, turi viską tą, ką nori, tai ir daro. Ir tu supranti, vad geras svaras. Ką tu dabar padarysi, tu tik tais apsilauži sparnus, o tu ten paims, tą paims. Aišku, aš suprantu, kad tai, kad tu darai gerą, aukojas dėl valstybės, dėl visokio. Ne, aš aukų neduodu, aš duodu tik tai žinias, aš neįsiaukoju. Žinias, duodi žinias, duodai save per kažkokį tai puslapį, sakyti. Jo, per Facebooką paklyko, biškį per YouTube. Žmonės truputėlį apšvietė, viskas tvarkoja, labai čia dėkui. Bet ar taip mes pasieksim kažko aš labai dainuoju, žinai, Tai aš noriu, kaip sakant, jau, kad Seimo nariai imtųsi iniciatyvos, nes tenais yra tų žmonių, jeigu aš ten skaitau kartais,
Ten atsidarau Seimas ir yra Seimo narių grupė. Nu, reiškia, yra ten tų 35 žmonės kažkokie tenais užsiticharinę, kurie susėda, bum, nesurašo. Dar tas pats Mozeris čia kažkas buvo pas mus atėjęs ir mes sakome, tiek daug ir tų nusižengimų, kaip ir prieš patį, ten už nedarėm, už dar kažką, ten, dėl tų priverstinių testavimų, dėl priverstinių skiepavimų, dėl visko to. Sakė, įsivaizduokim dabar situaciją, ir teismą. Sakė, kai mes neėjom su teisingu kreipimas į teismą, su tiesiog konstitucija, nusižengimai įstatymus. Mes nušėm teisėjai ir sakom, nu, kreipimas į teismą, mums pasako, ar jums negėda, sakykit, greitai su savo tais pareiškimais, vyksta vos ne karas, bakteriologinis karas, jūs čia ateinat kažkokiu tenais, eikit greičiau skiepykitės ir taip ir toks atsakymas ir teismą. Tai apie ką mes, apie kokį teismą mes negalim šnekėti, apie kokį įstatymą. Nu, aš šiandien iš Klaipėdos apygardos teismo išėjau. Ta prasme, nuėjom su draugu, jau mes einam per teismus. Mes siekiam Europos žmogaus teisų teismo. Galbūt netgi šičia, kaip sakant, ir tribunolą, jeigu pavyks. Šveicarus prikabinti, Interpolą kažyčia, galbūt dėdės su juodais šalmais visi juodė atvažiuos, tiesiog čia viską supakos ir padarys tvarką, kaip ten, nežinau, ko gero ten nelabai moka daryti, ten Kazakstane, bet ten bando kažką ten padaryti. Gal tiesiog didesnį šunį užsiundi čia toj Lietuvoje, bet nu nesinori to daryti, bet jau procesas vyksta. Jo apygardos teismas šičia informuotas apie tą, mūsų tikslas su draugu yra ir dar kelių žmonių. Aukščiausias teismas, parodyti, kad šičia, va, čia sėdi tokie aplaukai, teisėjai, stogai, tipo jie galvoja stogai. Bet virš tų stogų dar didesni stogai, o ten jis jau, kai sakant, pats Dievas sėdi. O tarkim, sakote, apie Seimo jūsų pavyzdžiui, tas kaip visuomenininkų grupė, kad šeimų sąjūdis savyje, nu, kaip jum pačiam, kaip sakykime, visuomenės atstovai atrodo, kad jie naudą kažkokią tai duoda. Šeimų sąjūdis? Galiu tik tais vieną apie Vitoldą pasakyti. Jei ne Vitoldą, aš su žmona nebūčiau susipažinęs. Nes ana, kai suorganizavo 19 metais rugsėjo mėnesį tenais tą mitingą, tai aš ten rugsėjo, ne? Jo, rugsėjo mėnesį, rugpjūčio mėnesį suorganizavo tą mitingą Kudirkos aikštėje. Tai aš važiavau ir tam pačiam autobuse už kelios eilės į priekį sėdėjo žmona būsima mano. Tai vat aš čia Vitoldai dėkingas už tai. Vitoldai dar vienas dalykas, esu dėkingas, kad su tokiu to Vladu iš Plungės supažindino. Tas, kad praeitais metais nuėjo irgi, sako, aš gyvų žmogus suverenus čia jie važinė. Ne, iš Plungės. Tikybos buvęs mokytojas. Labai geras, kur per žinias rodė, beje, man čia irgi rodė. Adelina, Vitolda, jos čia... Anos normalios tokios, bet aš nežinau, kas tenais per veikės. Ta prasme, asmeniškai. Nu, aš apie patį... O apie patį tą fenomeną, nežinau, žinai, kai sakant, jeigu kažkas vyksta, lėlė šoka, ieškok lėlininko. Nes tas lėlės ne šiaip sau šoka. Sėdi lėlininkas kažkoks. Kas jos tampo, kur jos tampo. Dalyvavau tenais, važinėjusi ir į to Šiaulius ir tenais žiūrėjau, kaip čia ką, šniukštinėjusi, galutiniam rezultate ateina 91 metų didysis sąjungininkas Butkevičius. Nos nugalas, Šiauliuose, paslekstutė, ateina ir sako, girtas, man visus parašus, man viską tą. Su žmonėm iš Mažeikių irgi tenais tas Barauskis Mindaugas, kur yra, irgi ten toks veikėjas, kur per Juraitį norėjo išlysti tenais, nu, Juraitis labiau. Man net Juraitis skambina, sako, Gedai, sako, davai į Seimą, gal tu nori eiti. Už mano tos visus pasisakymus teismuose. Ne, sakau, ačiū, ne, ten balaganas. Ten, kai sakant, mažas akmenėlis, būdamas batų dugne, žinai, gali daug didesnę žalos padaryti, negu akmenėlis šičia plaukuose įsivėdas. Tai aš pasirinkau būti batose biškai. Tai va toksai dalykas. Tie žmonės yra tie sąjungininkai, datin kažkas, kai jie daro visuomenės, ten kažkokias akcijas pasivažinėti, papypinti, ten, žinai, su vėliavom. Jo, gražu, bet ar tai naudos duoda? Čia lygiai tas pats, kaip aš sėdžiu prie stalo šitaip, o ne, normaliai šneku. Ar būtų šneku tą patį, žinai, tik visą laiką būčiau čia rankom užsikavęs. Nu, būtume atsakę, durnelis. Tokį jau, nu, šneku. Galbūt irgi nueisiu pasakyti. Pačiuožės, čiuvakas. Kažkoks. Tai, bet mano interesas yra toks, įsakau, kad jeigu būtų buvęs Dainius, būčiau norėjęs tik tais vienu paklausti. Asmeniškai paklausti, kaip Dainiaus Kepeniaus, iš Palangos ar iš Klaipėdos, kaip žmogus paklausti, ar tu jautiesi Seimo nariu? Dar vieną dalyką būčiau norėjęs paklausti, parodyk Seimo nario pažymėjimą, kaip jis atrodo. Gal jis nežinau? Kaip pirmadienis, gal ir bus. Tai va.
Yra tų, nes, kai sakant, šitas pasaulis yra valdomas ne tik per ženklus ir simbolių. Tų ženklų ir simbolių aš prisižiūrėjęs vatėgo, baisu, jau nebeįdomu darosi. Šventą raštą sėdžiu nesu fanatiškas. Tai va, tiek į tą norėjau, pabalamutint smegenis, norėjau.